visi. Šiandieną esame gražiam Kauno senamiesty ir bandysim street fishingą. Senai planavom padaryti tokią žvejybą lengvai, su meškeryte rankoje, kuprinė ant pečių, masaliukų ir į Nemuną ir Nerį. Kaunas, turim santaką Nemuno ir Neries, tai pabandysim pagaudyti ir Neryje, ir Nemune, grinai taip santakai. Pažiūrėsim, ką išeis pagauti. Šiandien rankose testuojam 13 fishing kotukus, naujas Okuma Cimar HD rites ir pilną gausybę rapolos wobleriukų. Žiūriu, mes vienodus woblerius susidėjom. Labai gražus. Aha, nu tai darom taip, tada aš dedu kitokį ir pažiūrėsim, reikia modelį, spalvą surasti, ant ko čia šiandien norės kipti. Išbandyti turim tikrai daug, tai visos dienos įdomu ar užteks. Manau, kad niekaip neužteks šitiek wobleriukų. Tai gerai. Ką čia uždėti? Aš kažkokią gal, nežinau, natūralų kažkokį bandysiu tada dėti. Aukšlytės kokią imitaciją. Kažkokio vabaliuko su tokiu violetiniu atspalviu. Žiūrėsim, kaip žuvis reaguos. Bandom. Apėjom Neries pakrantę, pamėtėme santakoje, daug vaisių nedavė, pasigrimžė porą mūsų masalų, porą kibimų turėjom nerealizuotų ir vieną ešerį pagavau. Ką, matau, Arūnas jau horizonte, bandom tikrinti Nemuną dabar. Persirengėm truputėlį patogesnę aprangą ir vėl atėjom į Nemunų praseit pakrantę ir pažiūrėt, kaip bus kibimas. Kol kas prognozės kaip ir nekokios, matome, labai neša žolę, vanduo kyla. Ką manai, Arūnai? Pabandom visi gal? Pabandom, trupučiuką pažiūrėsim, bet žolės tai matau, kad labai daug. Tai reikia pažiūrėti, ar iš viso išeis čia mums bent jau vieną kitą pravedimą švarų padaryti. Ar yra šansai bent jau pagauti žuvį? Tai realiai žiūrėsim nuo situacijos. Einam dabar bandom. Po to matysim. Nusistatę kaip ir žuvies neturim ko pagauti, masalų yra begalė. Pamatom šapalo pabulkavimus, jam šapalinius masalus, pamatom salačio išėjimą, jam salatinius, jeigu perspektyvi vieta lydeką ir ešeriui. Naudojam jiems masalus. Taip, gaudom kas jis. O upė dėl to ir smagi, kad nežinai, ką pagausi. Gali būti ir bonusiukas koks nors geras. Tikėkime, gal ir papul šiandieną. Tikėkime. Gerai, einam, bandom, žiūrim. Einam. Iš 10 pravedimų, nei vienos be žolių. Realiai užmeti 2-3 metrus pravedė ir viskas, iš karto žolė pasikabina. Mesk prieš srovę, mes pasroviai iš viso metras. Nelabai čia gerai. Nelabai. O, ungurį pagavai.
Gerai, aš jį užmačiau, priešais užmečiau ir išlindo. Paimsite, kolega? Nu, pagaliau ir graibštą panaudosim. Aba. Good job. Surijo visą. Godžiai paėmė. Nu ką, dabar reikia iškabinti. Atsistojo į aukšlių vietą, dabar lauks, kol atplauks aukšlės. Nu įdomi čia buvo. Pamačiau, kad tenais ešerys vaiko mailiu. Nubėgau, sakau, tą ešerį pabandysiu pagauti. Bet kol nubėgau, tai ešerys jau buvo nuplaukęs. Ir žiūriu, salatės plaukia. Kaip tik buvau ištraukęs. Ištraukiau tik tais, užmečiau aš jam prieš nosį ten kokius, 5 metrus. Traukiu. Ir net po to dingo man tas salatės, jau tik tai žiūriu, nuo paviršiaus. Tai va, žiauriai fainai. Nemuno kanale gaudome rapalą X-Crank tipo vobleriukais su stačiu liežuvėliu, jis visiškai yra paviršinis, kaip matote, čia visai nėra gylio ir su tokio tipo liežuvėliu galima padaryti pravedimą visai vandens paviršiuje su bangele. Tas pravedimas ypatingai patinka šapalui ir labai gerai išprovokuoja jo kibimą. Aš šiandien ant to X-Cranko pagavau ešeriuką, Arūnas, kaip matėte, salatį, porą turėjom šapalinių kibimų, tai labai universaliai dirba ne tik kur nedidelis gylis. Gražus taškuotas ešeriokas. Čia pirmai su eseru gaudžiau vobleriukų. Šapalas toks geras atsivijo. Bet kai nuo aukštai reikia gaudyti, neužneria. Tai vat, sakau, reikia trupučiuką giliau nerinti. Užsidėti, nes šitokia dobytė. Ir va, pirmų metimų iš karto ešerys. O, akrobatas. Op. Dar vienas. Tegul tik tai kimba. Kaip mieste visai gerai. Sakiau, reikia, matau tokią dobytę, reikia pratraukti. Opa, iš tos dobytės pakilo nedidelis salatukas. Nu irgi gerai. Viena dobytė, viena žuvytė, tai vad taip ir keliauju nuo duobelės iki duobelės. Gal į pavakarę suaktyvėjo žuvis jau, tikėkimės, kad tikrai suaktyvėjo ir tų kibimų duos daugiau, nes čia paskutiniam 50-100 metrų kelio žuvis, tai visai neblogai kaip per tokią nedidelį atstumą. Einu dar dobyčių ieško. Pakeitėm lokaciją, bandysim toliau gaudyti Nemune. Kaip Arūnai perspektyvios vietos, kur galvoju bandyti? Nu tai čia vat, aplinkui visur jos gražios, pažiūrėk, kokie akmenynai, riebynai. Turėtų sulaikyti žuvis. Žolyčių, nu turėtų čia kažkur kažkas būti, bet ar bus, tai nežinau. Aš bandysiu gal tą dambą apėti akmeninę, irgi visai nieko reikės po to nueiti, jo, pirmą čia vat apsitikrinam, čia pirmą po to nueisim. Jo, pasitikrinam čia, manau, po to nueisim ant tos naujos supiltos dambos. Krenkučiais vis dar. Aš manau, bandom. Kažkaip šiandien geriausia pasiteisinė. Jo, ir šapaliukas, ir šalviukas, ir ešerys. Viskas įima. Tvarkoj. Svarbu, biški oras atvėsų, jau galima kvėpuoti laisviau ir galima bandyti žvejoti.
Manau, pakeisiu masalą. Čia surovė gerai išplovus gerą duobytę, tai šito stačių liežuvėlių nepakaks. Pastovus darbas. Vis keiti ir keiti, nes ten giliau, ten sekliau. Nėra čia taip lengva, kad uždėjai vieną ir viskas. Sugalvok, Arūnai, tu karščiausią vasaros dieną išvaryti miestą spiningauti. Nu, tikrai nesitikėjom, kad ten tiek bus karšta. Išvargina tas karštis ir žuviai, įsivaizduoju. Taip pat kibimo jos tikrai nepaaktyvina. Tas salatis mumis dar čia gerai apgavo. Sumaišė visas kortas jau. Vilčių suteikė, sakom, gal pabandom dar. Buvom suplanavę jau gal keist lokaciją, iš upę kokią kitą pasirinkti. Čia vanduo pradėjo kilti, žolės nežvėjot, labai sudėtinga buvo. Tai vieną spotą sustojom, mama, Arūną salatį. Op, vilčių pilna, galvojom, kibimas prasidėjo, bet dar truputėlį pasigavom, bet ne stipriai visai. Ką tu dar ešeriukų porą? Salačiuką vieną, porą ar 3 ešeriukus. Ir šapalų kelis kibimus turėjau. Vienas gražus šapalas vijosi, bet paskutinę sekundę persigalvojo. Mano irgi woblerį kelis kartą atsivijo, bet taip ir nieko. Bet ką, dar turim visą vakarą, pabandom dar kokius porą vietų pakeisti. Aš manau, pabandom, atvėso, galima normaliai jau gyventi. Tai pabandom, dar nulieksim gal kokį ešerį. Kažką taip dar. Mūsų žvyba po truputėlį eina į pabaigą, tad norim paskelbti praeito konkurso nugalėtoją, kurį matote dabar ekrane. Sveikinu nugalėtoją, dėl prizo atsiėmimo susisiekite su mumis asmeninę žinutę per Facebook Messengerį. Ir šį kartą tradiciškai vėl paskelbėme vieną konkursėlį, kurio metu galėsite laimėti 3 X-Crank wobleriukus, su kuriais šiandien gaudėme žuvis. Ir viskas, ką jums reikia daryti, tai prenumeruoti mūsų kanalą, pamėgti šį video ir komentuoti po jo. Jie žolės. Oi, čia tarp lelijų dabar bus reikalų. Užsipynė kažkur tais. Trūko? Negirdėjai? Būna ir tokių dienų. Nieko nepadarysi. Kažkas neblogo buvo į žolės. Aš tai jau daugiau čia nesirišiu meškerės. Pavargom, pasikankinom, pažvėjojom, gana. Būna ir tokių dienų, kad viskas ne taip klostosi, kaip tikėsi, bet čia yra žvejybos įdomybė. Tikrai tai būna dar ir baisiau. Būna dar ir baisiau. Dar ir kažką pavyko ir pagauti. Taip, vis tiek išdirbom, suieškom į tuos trepelius, pakaišėm, duobyčių paieškom, tikrai buvo reikalų pagauta žuvį. Žvyba tikrai, skaičiu, įdomi. Nestandartinė tokia, neįlinė. Kada paskutinį kartą daryti tokį street fishing? Tikriausiai pirmas kartas. Aš jau irgi labai iš tikrųjų senai, kartais užsimanai su kėdukais, po miestą pasivaikščiot. Gražukai mūsų pro miestą teka tokia upė. Ir ne viena. Ir ne viena, per vidurį miestą. Jo, ir turim dar jų santaką gražią, kur būna dažnai daug gražių žuvų, tik ne šiandien. O aš manau, pratęsim viską rytoj. Bandysim. Na ką, padarėm poros dienų pertrauką ir šiandien bandysim pratęsti mūsų street fishingą. Esame ganėtinai urbanistiniai vietoj, Kauno jachtklube, tarp laivelių tikrai pasigauna nemažai žuvų. Pabandysim šiandien irgi tai padaryti. Padarėm pertrauką, nes oras buvo per karštą paprasčiausia. Nei fiziškai malonu, nei žuvis aktyvi. Tai šiandien tikėkime, viskas bus geriau. Tinkamesnė diena. Tinkamesnė. Ir striukį reikia apsirengti. Tai va, pradėsim čia ir manau paskui leisimės žemyn Nemunu. Irgi aplankysime visas tas vietas, kur praeitą dieną pažvejojom ir žiūrėsim, kaip seksis.
Ir ką, vėl rapala masaliukai. Šiandien pasiėmėm šiek tiek ir silikoninių gumų. Pamėginsim, kaip jos dirbs. Aš pradedu nuo voblerių ir mesim kažkur tarp jachtų. Gylio čia pakankamai daug yra ir žuvis laikosi po laivais. Edgaras gaudo voblerių, o aš pabandysiu su guma ir pažiūrėsim, kur ta žuvis. Ar palei dugną, ar aukščiau pakilus. Kai dviese gal bus greičiau atsirinkti ant ko kimba, kuriam sluoksnį. Bandom, žiūrim. Nepuola niekas. Taip daryti negalima, kaip aš darau, bet vobleris nepigus, tai reikia gelbėti. Nekimba kol kas, turėjau vieną kibimuką. Jeigu jachto savininkas žiūri, tai atsiprašau iš anksto. Jautiesi kaip turėdamas jachtą? Beveik. Taip. Permečiau spiningą per virves, kad pravedimą padaryčiau kuo arčiau laivo. Kažkaip pastebėjom, kad kiek atsivyja, tai tiek visos žuvis iš po laivo. Tai, manau, gal pavyks jos išprovokuoti ir šiuo pravedimu. Ava. Pirmas didesnis. Užsidėjau voblerį. Kažkaip tai pagaudžiu su ta guma. Nuo dugno nelabai jie nori. Ir kažkaip norisi tokio aktyvesnio trupučiuką pravedimo pačiam. Iškrito iš rankų. Nu. Mailiuko imitacija. Ešerio kasdienė duona. Ne pats gal geriausias mano sprendimas čia buvo pasiimti šiandien soli tipo meškerytę, nes galvau gaudysiu guminukų, bet kažkaip tais visai begaudant žiūriu, kad noriu pagaudyti voblerį. Tai kurį laiką pagaudysiu solidu, nepykit ant manęs labai, po to pasikeisiu gal nuėjęs į mašiną. Bet ir tai įmanoma iš tikrųjų. Visiškai paprastai tenka suktis iš padėties. Galima ir su netam skirtom meškeriom pagaudyti. O vėl mažiukų krūva atsivijo. Iš tikrųjų, tai čia aš tą voblerį užsidėjau dėl to, kad pamačiau salatis čia geras išsivertė. Tai aš jam noriu paviršiui pravesti ir gal jisai norės ceptelti. Visai smagus tie salačiokai. Geras priešininkas. Smagus tas pirmas smūgis. Koks ryklys. Susikabino net galva ir uodega. Kažkas tai bent jau kimba šiandien. Vėjas stiprus pučia, tai net aukštai čia dar aišku stoviu, tai net ant kelieno tenka priklaupti prie žuvį, kad tik tais ją pačią valą galėčiau nukreipti ir kuo žemiau palei vandenį pravesti.
Ką, pabandėm pagaudyti Kauno mariose, Jachtlube ir Romo uoste, kol saulė dar nebuvo pakilus, tai nors matėm, kad ešeriai prisivėjo vobleriukus, Arūnas turėjo vieną visai neblogą egzempliorių, aš porą kibimų ir dar irgi, ir tu, man atrodo, porą nerealizuotų. Jo, turėjom dar ten tų kibimukų, bet tik tais saulė išlindo ir visi kibimai baigėsi. Žuvis nebe tokia aktyvi, tai ir matom, kad Kauno mariose pradėjo vandenį po trupučiuką mesti, reiškia, Nemune pradėjo jį kelt. Tai galvojom, gal Nemune išeis kažkur tais priekrantėse suvilioti vieną kitą žuvį. Pastovėjom kažkurį laiką ant betoninės krantinės, pamatėm porą šapalų su bulkavimu. Tai va, pasiemam inkskrenkus, dedamės ir bandom patraukti palei paviršių su banga. Ir tikėkime, mes išprovokuosim šapalo kibimą. Arūnas jau užsimetęs, jau kur matė, pats pirmas nubėgo ten bandyti. Nu ką, aš užsidedu ir iš paskos. Na, labai smagi spalva. Tas taškiukas dar turi savo akcentą. Pabandysim pateikti šitą skanumyną plačiaburniui. Matei? Ai, gražus kibimas buvo nuo paviršiaus, bet kažkaip tai nepataikė. Kaip jos išgyvena tokios klišos būdamas? Nu, pabandom, nežinau, gal palauksiu trupučiuką. Kokias minutę kitą pabandysiu dar kartą paduoti. Opa. Bet ten, man atrodo, nedidelis salačiokas. Nu ja, pabėgo. Pravedimas gaunasi toksai, kaip gaunasi. Iš tikrųjų, nes meti vėjas taip išgaubė valą, nieko padaryti čia neina. Nei kur nori, nei kaip nori. Nu ir nebekimba. Na ką, bandom, keitaliojam vietas, ieškom žuvies, kažką tais čia buvom truputėlį atradę, Arūnui porą kibimų, man vienas atsivijo šapaliukas liktais, oras subjūro, žiūrėsim, gal kaip tik patiks žuvims, nes žuvis visą dieną labai neaktyvios, nors ir suradom žuvis, matom, jas praveda masalą palei patai, arba pasibaido, arba palydė iki masalą ir negrebė. Nu vakaras atėjo, tikėkime, vakarienės norės kažką pavyks dar pagauti. 3 mažiukai, pikti šapaliukai vis gaudo mano voblerį. Bet nepagauna, nelabai nori. Opa, eina sau. Geresnis jau atvarė griebė. Tie mažiukai, tai jie ne kaip ir įdomu, bet jiem dar truputį trūksta ūgio, sakykim taip. Perskeliam į kitą pusę ir eidami link šito ruožo, kur nėra srovės, pamatėme šapalo subulkavimą. Tai dabar tyliai iš toliau pasitengsiu prieiti, padaryti porą pravedimų, kad nepasibaidytų žuvis ir pažiūrėsim, ar sureaguos į mūsų masalą. Aukščiau tilto nieko nebuvo. Aukščiau tilto nieko. Aš čia apgaudžiau tą, vieną kibimą turėjau, bet antrą kartą. Šapalą? Jo. Čiop, tik tai neužsėdo. Vat storo burnis vis tiek nepaėmė.
griebė krenkutį. Ir dabar čia pamatėm porą neblogų bulkavimų ir matos, kad yra žuvies šitam pūlė, nors aš prieš tai įmėčiau, nepasirašė man, bet bandom vėl, manau. Iš toli, kad neįsigastų ir mėginam. Nu, bandom. Kas ten buvo, nesupratau, kokia banga. Kalė, bet nedidelis vėl atsivėjo. Matei? Ne, tavo nemačiau, nes į savo žiūriu. Nu, bandom link žolių. Opa. Nu. Tradicinis šapalo kibimas. Tik tais pliumteli. Tradicinis šapalo nepasikirtimas. Tekšteli vobleriukas. Ajajai, žolės įmečiau. Ir iš karto, tik tai prasukus, iš karto kibimas. Va. Opa, vėl griebė. Nu tai su tokiu taiklumu tai vyrai galit tuščiais pilvais likti. Ešerys. Galvau šapalas, bet pasirodo ešerys. Nu, bėk namo. Dar vienas kažkoks žuviliaukas. Dydis įspūdingas, bet svarbu kimba. Na, nelengva čia žvejyba. Nelengva, bet norėjom street fishingą, padarėm street fishingą. Nereikia tikėtis, kad mieste iš karto kibs bonusai tenais tokie Labai norėtis kaip pusinimą, tai kur lydekos po tiltais kimba didžiulės. Bet taip nėra. Bet va pagauti vis tiek įmanoma, ten vieną kitą ešeriuką, ten šaliuką. Bet labai neaktyvi žuvis. Labai neaktyvi. Nu, bet kibimų turim, bet va... Ne iki galo kažkaip. Nepaima normaliai, bet dieną tai iš viso, matai, sekė, net nekibdavo. Dabar tai jau seka jau lygiai bando kibt. Nu jo, krenkučiai, dirba šapalą vilioja. Aš ant guminukų ten porą mažiukų ešeriukų pagavau, bet daugiau tai nelabai. Vakarėja, salačio metas. Mačiau, dėžiai turim ten ir salačių masalų. Gal lekiam pabandyti dar? Pabandom salačių, sakai? Ką, čia jau tos visus šapalus, nors jie bulkoja, bet nesivietų mūsų. Jam iki šapalą dar kokį 3-4 metai. Pauk truputėlį. Mačiau, ten iššokavo tokie mažiukai. Taip. Pabandom gal dar. Pabandom. Keliavom tikriausiai paskutinę šiandienos žvejybos vietą. Bandysim pagauti salatį dar, gal užkipskos bonusiukas, kad truputėlį nuskaidrinčią dieną. Mačiau kelis išėjimus salačio visai netoli šitos dambos. Tai įsitraukiu šrapalos dėžutės tokį va piktą vaibą. Manau, su žaliu atspalviu aš jį užsidėsiu ir pabandysiu suvilioti tą didelę peraugusią aukštę, kaip juokauja žvejai. Pasiėmiau šiek tiek kitą spinningą, kadangi mano 13 fishing kotukas iki berods 12 gramų bus per liaunas šitam reikalui, tai truputėlį kietesnis ir rimtesnis įrankis puikiai susitvarkys su sunkiais masalais. O šiaip su to kotu atgaudžiu visas 2 dienas. Įspūdis visai neblogas. Puikiai tiko universaliai žūkliai ir vobleriukus išmusti, ir su krenkučiais pažvejoti, ir va šiandien bandžiau su guminukais padžigauti, tai labai gražiai perdavė ir dugno reljefą, ir ešerių kibimukus, ir manau, fainas kotukas tikrai, universaliai žūkliai. Na ką, temsta, po truputėlį bandom dar pagauti kažką. Matau, yra 2 užsegimo vietos, viršutiniai skiauteriai, tikriausiai skirtingai užkabintas, skirtingai ir dirbo masalas. Greit pratrauksim, pažiūrėsim, kaip iš čia juda. Man atrodo, Arūnas praeitą dieną ten bandė santuokos jo kažką pamėtyti bent jau kelis kartus. Na, mačiau ten vėl išėjimą, sėdės ten kažkur tais vaiko aukšlės. Turi tuoj paimti ir mano masalą. Tuo masaliukas tai labai agresyviai dirba, net atrodo yra ką kotą išlaikyti rankoje, kaip užsikuria įsrovėjai. Na, salačiai tik vaiko aukšlės, bet į masalą nereaguoja ir visur aplinkui daužos ir labai erzina. Va, kaip ir čia pavyzdžiui. Ratilai tik visur kyla, bet va, pravedi tiesiai pro jo galvą atrodo ir vis tiek jis nekala.
Na, mūsų street fishingas kaip ir baigtas, praėjo tikriausiai ne taip, kaip tikėjomės. Aš tai žinok panašiai tikėjau. Tikrai, aš Jo, žinau. nu, nes gaudom tai mieste, kažkur tais, nu, vieną kitą žuvį galim pagauti, didelę žuvį, nu, tikrai galima pagauti, bet ne kiekvieną dieną. Ir nesitikėjau, kad būtent šita diena čia ir bus. Tai, nu, viskas, manau, kad normaliai. Orai irgi kaitaliojasi. Tai... Taip. Pirmą dieną tai aš jau buvau visiškai išsekęs, jau ten žvejybai rankos nekilo, bet šiandien tai visai smagiai Šiandien pažiūrėjau. visai smagu, oras šiandien jau buvo geras. Taip. Jau vėsų. Tai... Ir tas smagu, kad aš mieste būdamas kiekvieną kartą pagalvoju, kaip norėčiau šitose vietose pažvejot, nusileist po tilto, o šiandien va tą ir įgyvendinau. Tai ganėtinai patenkintas ir laimingas mūsų žūklė. Aš irgi. Nu tai ką, ačiū už kompaniją Dėkui ir tau. iki kitų kartų. Iki. Mačiau šeimą, gal dar einam patikrinti vieną.